Sveiki gyvi ir sveiki atvykę į 5 mūsų pamoką. Na, šiandieną dar biškį tagų pridėsime, nes realiai tai mūsų tinklapis prašai ir susideda vien tik iš tagų. Ir šiandieną, ką norėčiau išmokyti, tai horizontal rule, vienas tagas, antras tagas bold ir trečias tagas tai būtų italic. Na, kas tas horizontal rule, tai būtų tiesiog brūkšnys per mūsų tinklapį. Vat, panašiai kaip čia va. Kam tas dabar brūkšnys, galit paklausti, nereikalingas, po velnių, kas tų brūkšnių galima daryti. Na, brūkšnys yra reikalingas atskirti kažkam. Na, pavyzdžiui, kaip mes turime mūsų tinklapį, ar ne, aš, pavyzdžiui, noriu padaryti, kad čia būtų viena dalis, o čia būtų kažkokia kita dalis, ar ne. Nes, čia apie tinklapį šneka, o čia jau kažkokia pasaka. Tai man tiesiog reikia dasirašyti vieną tagą. Tai būtų horizontal rule, HR tiesiog. Jo uždarinėti nereikia, mes jau mokėmės vieną break line, tai BR būtų, tai ir horizontal rule ir break line būtų tie tagai, kuriems nereikia uždarimo. Aišku, kad būtų aiškiau galime tiesiog, kad žinotumėm, kad atskiriam būtent vieną dalį nuo kitos. Čia pasirašyti tą horizontal rule galime, ten, nėra svarbu. Aš pasirašysiu ten geriau, nes man patinka taupyti vietą, man nepatinka, kai didelis kodas ir daug tuščių vietų. Aišku, kai kam gali būti patogiau, kad suprastų daugiau. Man labiau suspaustas patinka. Gerai, tai kaip atrodo tas horizontal rule? Refreshinam mūsų tinklapį ir matote tą liniją tokią. Atskyrė mūsų pirmą dalį nuo mūsų antros dalies. Matote? Dvi dalis. Gerai, dabar kas tas bold ir italic. Senesnėse versijose, jeigu aš neklystu, tai, pavyzdžiui, noriu pasaką apie du broliai padaryti, tarkim, boldą, tai būtų paryškintas, o sesė, kuri yra, tai noriu padaryti pasvyrusi tekstą. Sesės. Na gerai, tarkim, anksčiau žmonės rašydavo strong, kad paryškintų. Nors gal ir dabar rašo, nežinau. Aišku, čia reikia atidaryti, uždaryti, kad žinotų naršyklė, kur būtent pradėti ryškinimą ir kur baigti. Tai va, tarkim, išsaugom ir matom, kad mūsų broliai pasiryškino. Tačiau dabar daug kas naudoja tiesiog vietoj žodžio strong B raidę bold. Taip pat atidaro ir uždaro. Aš nežinau, koks tarp jų skirtumas, tiesą pasakius. Man atrodo, kad strong būdavo anksčiau, o bold yra dabar. Bet kokiu atveju mums refreshinus mūsų tinklapį, broliai tebėra paryškinti. Lygiai taip pat yra su pasvirusiu tekstu. Anksčiau žmonės rašydavo M. Saugom ir pažiūrim ir mūsų sesės turi pasvirt. Matote, pasviro mūsų sesės žodis. Bet vėlgi dabar vietoj M galima rašyti tiesiog I raidę kaip informacija. Tai būtų italic. Tas italic yra pasvyras reikalas, jūs iš Wordo turėtumėte žinoti, jeigu dirbat su Wordu. O manau, turėjot susidurti tikrai mokyklose. Ir kaip matote, mūsų sesės vis dar pasvyrė, nes ar M naudosim, ar I, ar strong naudosim, ar B raidę. Man atrodo, čia lygiai tas pats. Gal ir klystu, nežinau, bet aš naudoju šitos sutrumpinimus I ir B. Man lengviau atsiminti ir mažiau rašyti, aišku. Ir dar vieną dalyką norėčiau pasirašyti, pamokyti jums, tai būtų komentarai. Komentarus mes žinome iš mano pačių pirmų pamokų apie Free Pascalį. Komentarai reikalingi, tam, kad sau pasirašyti kažką, priminti patys savo ir jų niekas nematys, net pati naršyklė jos ignoruos. Ir tai tiesiog bus kaip geltonas lapelis surašytas ir priklijuotas prie mūsų tinklapio, kad reikia kažką padaryti. Kaip pavyzdžiui, čia galime pasirašyti komentarą. Aišku, komentaro negalime rašyti, tiesiog reikia pakeisti brolių pasaką į pusbrolių pasaką, ar ne? Jeigu aš tiesiog palikčiau komentarą, pamatytumėm, kad, atsiranda iš karto tekstas pas mūsų tinklapį, kurio mums nereikia, kad kiti matytų. Todėl mums reikia pasidaryti šitą tekstą komentaru, o komentarą mes darome šitaip. Dedame ženklą mažiau, šauktukas ir 2 brūkšneliai.
Štai ir viskas. Čia visas mūsų tekstas, kuris dabar yra žalias, yra komentaras, tačiau aš nenoriu, kad visas tekstas būtų komentaras, aš noriu tik tais, reikia pakeisti brolių pasaką į brolius pasaką, pusbrolius pasaką. Todėl noriu, kad čia užsidarytų komentaras, tai vėl būtų 2 brūkšneliai ir ženklas daugiau. Ir būtent dabar naršyklė ignoruos šitą visą reikalą ir jeigu mes refreshintume, pamatysim, kad dings šitas visas reikalas, kaip matote. Nes naršyklė tiesiog į komentarus nežiūri, ignoruoja jos, o jos matome tik mes. Čia labai gerai yra kažką prisiminti arba tiesiog, dasirašyti, pavyzdžiui, kada mes kūrėme šitą tinklapį, ar ne? 2012, 05, 06. Čia be kokią datą įrašiau. Ir kad žinotumėm, kada mes jį editinom ir ateičiai prisimint, žinosim, kada kūrėm tinklapį ir kada jis buvo pradėtas ir panašiai. Smagu iš tikrųjų. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.